mėly kolegos, sveiki atvykę į mūsų mokslinę praktinę konferenciją Valstybės tarnyba laikas pokyčiams. Ir prašyčiau sveikinimo žodį tarti Mykolo Romerio universiteto kanclerį, docentą daktarą Saulių Spurgą. Labą dieną, gerbiami kolegos, svečiai. Malonu matyti jūs susirinkusius tokią dieną. O beje, jeigu pažvelgtume į kalendorių, tai 90 metais balandžio 11 dieną prisiekė Lietuvos Respublikos pirmoji vyriausybė. Kaip matot, mėnesį praėjus po nepriklausomybės paskelbimo, ko gero tai irgi galima laikyti mūsų valstybės tarnybos pradžia. Ir matant tokią garbingą auditoriją, norisi tarti gražiausius žodžius. Ir kažkaip prisimenu, kažkada vienoje užsienio valstybėje, ten labai garbingo institucijoje, baigiant mums kursus, vienas dėstytojas sako, aš norėjau jūs labai pradžiuginti ir paskaityti jums eilėraštį apie viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą. Ilgai ieškojo tokio poezijos kūrinio ir vis dėlto rado jisai tokį kūrinį. Tai buvo viduramžių kiniečių poezijos kūrinys. Galite įsivaizduoti, kaip kinų poezija reiškia ir kokios tai buvo mintys. Manau, kad jeigu antrą kartą mane pakviesit, aš irgi surasiu šitą eilėraštį ir jums paskaitysiu. Bet matyt, šis pavyzdys parodo valstybės tarnybos reikšmę, kokia jinai buvo ir viduramžių Kinijoje, ir šios dienos, šių dienų Lietuvoje, kokia jinai buvo, kokia reikšmė ir kokia bus. O reikšmė yra labai didelė, nes politikai yra kaip ir bejėgiai. Kitaip sakant, gali būti prastesnis, geresnis sprendimas, bet galų gale valstybės pažanga ir visi pasiekti rezultatai, tikslai yra valstybės tarnybos rankose. Tai nei padidinant to, nei sumažinant reikšmės, bet faktai yra tokie. Labai džiugu, kad tokia konferencija vyksta mūsų universitete. Nes mūsų universitetas yra gana išskirtinis. Jeigu paklausčiau tokio klausimo, ar įsivaizduojate, koks yra universiteto indėlis, Mykolo Romerio universiteto indėlis į valstybės tarnybą ir kiek, pavyzdžiui, žmonių, mūsų absolventų dirba valstybės tarnyboje. Aš žinau tikrai, kad, nes tai yra valstybės tarnybos departamento duomenys, mūsų socialinio partnerio, tai tikrai yra žmonių žinančių, bet galiu pasakyti, kad nei daug, nei mažai, tai yra 12 000. Tai sudaro daugiau kaip 22%. Kaip mato, didžiulė armija, didžiulė paruoštų žmonių korpusas, didžiulis korpusas. Ir be abejo tai svarbu, nes tai, ką paveldėjome iš ankstesnių laikų ir kaip reikalai klostėsi pirmaisiais nepriklausomybės metais, be abejo, kad stigo ir tų kompetencijų. Grinai formaliai žiūrint, nemažai buvo žmonių iš kitų mokslų atėję, kurie tada prarado tam tikras darbo vietas. Tai natūralu, nesakysim, ar tai gerai labai ar blogai, kad fizikai, chemikai ir inžinieriai atėjo į šią tarnybą. Tai buvo galima įvairiai vertinti, bet žvelgiant į ateitį tikrai reikia pasakyti, kad įsivaizduojame kaip profesionalius žmonės, suprantančius socialinius procesus. Ir, kaip sakant, gal pavyzdys kiek iš kitos sferos, kad pastatyti namą šiais laikais tai yra labai paprasta. Yra statybininkų, yra toksai poreikis, bet didžia dalimi ne statybininkai stato namą, o tie, kurie paruošia visas sąlygas ir sudaro prielaidas, kad įvyktų kažkoks faktas, įvyktų rezultatas.
Manau, kad universiteto įtaka ir reikšmė šioje srityje tik didės. Dabar universitetai irgi pasiskirsto savo sferomis, tie, kurie techniškieji, tai ir koncentruojasi į šią sritį, o mūsų universitetas tikrai yra įsipareigojęs prisidėti prie valstybės pažangos, būtent bendradarbiaudamas su valstybės tarnybos departamentu ir prisidėdamas idėjomis. Universitete yra nemažai tokių ir iniciatyvų, ir reikšmingų darbų. Paminėčiau elektroninės valdžios koncepciją, paminėčiau ir šalies elektroninio saugumo darbus ir koncepcijas, bet čia, matyti, jūs ir žinot, ir bus apie tai kalbama. Sakoma, kad Abraomas Lincolnas kažkada sakė, kad jeigu turėčiau 8 valandas duotas nukirsti medžiai, tai 6 iš jų aš galąsčiau kirvį. Manau, kad irgi reforma yra netoks jau lengvas dalykas ir negali pasakyti, kad tai labai paprasta ir kad visi bus laimingai. Jeigu jūs esat valstybės tarnautojai ir vadybininkai, tai žinot, kas tai yra reforma ir kad jinai negali būti visų priimama vienodai. Tai čia yra tas forumas, kur galima apsikeisti mintimis ir tikrai pasitikrinti, ar visos tos idėjos yra teisingos. Linkėdamas geros šios dienos ir vaisingo darbo, baigiu šį savo pasisakymą.